Gerai, Ieva, labas. Labas, kaip šiandien jauties? Truputį pavargus, nes labai intensyvi diena buvo, daug bendravom su žmonėms šiandien, tai tikiuosi užteks, žodžiu, jėgų pasišnekėti dar šiandien. Manau, kad žodžių tikrai nepritrūks. Žinai, kai išneki dienos limitą, tai būna, kad tu jau žodžių nerenki arba... Tai imi iš rydienos limito. Paprasta. Man rytoj reikės kalbėti, ką tada. Nu, jau rytoj skamba kaip ateities Raimondos problema. Rytoj bus rytoj, supratau. Taip. Kaip tu? Nu, toks įdomus laikotarpis, sakyčiau. Tas pavasaris, tas kažkaip hitina. Kas negerai. Pavasarisgi faina, atšyla oras. Jo, labai faina, atšyla oras. Ne visai, šiaip su šitų dalykų sutinku, nes ne visai atšyla oras. Tai gerai, tikriausiai užsitęsus ta žiema ir jos nuotaika kažkaip ištaškė, man atrodo. Depresija? Nu, ne, lengva. Depresinės nuotaikos tik? Tikriausiai nuotaikėlės ne pačias geriausias, taip, kažkoks jaučiasi, atrodo, kur viską per negaliu, taip darai, gal toks, kažkoks nepainas jausmas. Reiškia per negaliu. Nu, žinai, kai tiesiog turi kažkokių atsakomybių, darbų, tai juos kažkaip susikaupi ir jau iš tų paskutinių, kaip tau šiandien žodžiai baigėsi ir iš paskutinių jėgų, tai kažkaip taip... Tai ne iš paskutinių jėgų tiesiog... Iš inercijos. Robotiškai viską darai tiesiog, ne, kaip jau... Tikiuosi, kad dar ne. Kaip jau pripratus. Tai tau jau viską šitą pavasarį, vasarą, pavasarį... Ne, nu, ta prasme, čia nežinau, gal toks pastaruoju metu su daug ko pasišneku, tai tokie panašus labai jausmai vyrauja, nes iš pradžių irgi galvoju, kad gal jau čia man kažkas link pabaigos ar te link perdegimo kokio. Mes esam kažkada apie perdegimą. Jo, bet pasimatavau temperatūrą su kitais ir žiūriu, kad ne viena tokia. Kaip lietuviška kančia, žinai, jeigu kitiems blogai, nu, tai tada ir aš pakeičiu. Gerai, tada kažkaip iškart geriau, žinai, pasidaro. Nu, toks tikrai kažkoks yra, nejauti to tokio jausmo viduje, kad gal kažkokia apatija truputį aš gal labai asociacijas kėliau su tuo, kad šiaip pas mane daug pokyčių buvo šitą laikotarpį, tai galvoju natūralu turbūt, bet šiaip visai antrinčiau tą momentą, kad tikrai tas pavasaris ir tas niūrumas ir tikrai tos saulės nebuvimas, energijos kažkaip mažiau. Šiaip reikėtų turbūt ir kraujuką pasitikrinti, ir D vitamino pagerti daugiau visiems turbūt. Tai D vitamino realiai visą laiką. Tai turbūt, kad aš visai sakyčiau, aš gal taip atsakau, netkreipiau labai dėmesio, bet kad tikrai nespėji per kančią kai ką darai, nes ten tempėsi visokių senų dar darbų, kur dar irgi reikia pasidaryti, arba tiesiog krūvis labai didelis pas mane, pavyzdžiui, dabar irgi ir tada tiesiog toj dienoj ne visada ten valandų užtenka. Tai labai jaučiasi ir kur, jau naktį ten kartais atsikėlė ir, gal reiktų padaryti dar, nes nepadariau, bet jeigu biškutinį yra... Kaip ir šiaip atrodo įprastai, tai taip visai užsikurtum ir kažką darytum, bet dabar jo, toks kažkoks... Nu, šiaip jo, kai pagalvoju dar iš aplinkos kitų žmonių, tai irgi ir čia daugiau su niuansais tikrai yra psichologinės sveikatos problemų irgi šiaip... Aš kažkaip nesusijau su tuo pavėlavusiu pavasariu, bet dabar visai matau realybės tokių dalykų. Nu, man atrodo, kad truputį dabar jau, kai atšyla, jau lyg ir pradedi link kažkur judėti, kur iki tol tai toks būna atsikelia, vėl cepelinis dangus, gerai. Nu, toks jausmas, žinai, lyg būtų ruduo. Kai būna jau ten spalio gale, lapkričio pradžioj, tokia pati nuotaika atrodo. Dar man tas pavasaris, šiaip man anksčiau, pavyzdžiui, pavasarį būdavo tas, kur, jau viskas mokslo metų galas, tai čia reikia dabar pavaryti ir tada ta motyvacija kažkokio, nežinau, antro kvėpavimo, kaip aš sakau, įsijungia ir varai. Bet kažkaip šiemet tai jau iš jėgos į pabaigą, čia dabar iki tos vasaros pradžios, nors gal čia irgi čia turbūt ypatingai kas švietimo sistemoje dirba, pedagoginį darbą, tai turbūt visada tas pavasaris toks, kur jau iki tų atostogų mažai likus, pradedi sunkiai turbūt daryti dalykus. Nu, bet tikriausiai mes ir patys kažkiek, irgi, kaip sakė, net nepastebėjau, su tuo net nesusėjau. Tai tikriausiai, kad pasimetam toj savo rutinoje, užsisukam ir paskui tą balansą taip ir pametam kažkurioje vietoje. Nu,
Nu, tai tai dabar sakei, tau sunkus laikas, ką darai, kad būtų, ar darai, ar darysi, kad būtų geriau? Nu, toks atrodo, žinai, dabar tas metas, kur tokie, žinai, kraštutinumai. Kur taip tai būna, o dabar čia darysiu iki, nežinau, nukritimo ir čia pavarysiu visą kitą, o dabar tai toks... Gerai, dabar kažkaip susikaupkim šiai dienai. Bet jo, tai vat, kadangi pastebėjau šitą, nu, vat ir sakau, pasišnekėjau ten ir su kolegiam, ten draugais ir panašiai. Tai kaip pastebėjau, kad visgi ne man vienai taip vyksta, tai pradėjau jau gilintis, kodėl taip vyksta. Tai tikriausiai man šiuo metu tai labiausiai toks balansas gal padeda, kur, nu, jau... Koks kino balansas? Priklausomai, nu, pavyzdžiui, dabar kaip ir darbena, nu, tai okei, gal jau atėjo laikas pailsėti, gal jau laikas paatostogauti truputį, gal tikrai jau reikia kažkaip išlipti iš šito tokio užsisukimo. Arba jeigu savaitė intensyvi, tai jau savaitgalį tokį labiau skirtą atsipalaidavimui. Ar ten išeit kažkur pasivaikščiot, ar ten gamta. Nu, čia man tokie dalykai labiau, kurie tinka prie širdies labiau tokie, kad atsvert tą tokią kasdienybę. Okay. O tai darbo dienom? Nu, darbo dienom vaikščiojimas labai šiaip padeda. Labai... Vėl mes apie tą vaikščiojimą. Taip, taip, man šiuo metu tikrai išsigelbėjimas yra, nes pradėjau vat, ir dėl tos priežasties vaikščiot į darbą pešiom ir pareit pešiom. Nu, okei, ta prasme, jeigu laukia... Tai per dieną tuos 10 000 darai? Tai 10 kilometrų. Tai virš. Ai. Gerai. Tai jo. Aš patylėsiu. Nu kaip, ta prasme, žinai, negaliu sakyti, kad, nu, nes aš tikrai turiu vieną kolegą, kuris tikrai kiekvieną dieną vaikšto ir į darbą, ir iš darbo. Tai, nu, pas mane pagal situaciją, aišku, ten, jeigu reikaluosi kažkokio prisiplanausti, nevaidinu aš čia jau tos didvyrės ir kad, o, čia svarbiausia nueisiu ir paskui ten su maišu kalnu eisiu. Arba ten, jeigu lyja laukia stipriai ir panašiai, nu, sorry, tipo, irgi ne, tada jau kažkaip nelabai jau pametu tą tokį, bet bent jau tokiu normaliu oru, tai tikrai dabar jau šitą stengiuosi. Ir šiaip tikrai labai padeda ypač po darbo dienos propusmintis. Nes eini, kartais muziką klausai, kartais kažkokį podcastą, dar kažką visai nukreipi mintis į kitą pusę. Kaip suprantu, vaikščiojimas ne tau, tai ką tu darai tokiu metu? Gal ir būtų smagu, bet ne, aš nežinau, aš turbūt esu blogas pavyzdys šitoj dalyje. Su ten work-life balance dalyje, tai dar nelabai gerai. Aš žinau teoriniam lygmenį, kaip reikėtų daryti ir kaip aš norėčiau daryti, bet dar neužaugau turbūt iki daryti. Tai čia yra toks liūdnesnis. Tai aš dar šiaip prie to vat, neperdegimų, bet pavargimų turbūt dalies, tai vat, irgi man labai daug indikacijų dabar yra tokių, kur nu, labai daug to pervargimų ir jau iš to pervargimo tu nelabai pajėgi ten eit dar vaikščio šiaip darbo dieną iš tikro. Man dabar sakyti, nu tai dabar dar einam čia 5 ratukus apseisim aplinkui namą, tai eik, sakyti, aš gal pagulėsiu. Tai gal irgi vat, iš to, kad pas mane tikrai šiek tiek disbalansas šitoj vietoje, tai turbūt nėra pats geriausias pavyzdys, bet aš įsivaizduoju, kad, nu, aš, pavyzdžiui, anksčiau tai, okei, ten lankydavau, tarkim, treniruotės, tai labai sportas šiaip visai tikrai prablaškydavo ir man atrodo, čia, aišku, čia kitos temos dalis, kur čia dabar visi baisiai sportininkai, bėgikai, visi vajetus, nu, bet kažkada kitą kartą aš tą persiu. Tai man atrodo, kad čia turbūt kaip ir yra labai daug racijos ir logikos tame sprendime. Man pačiai, kas kol kas šiuo metu, ką aš šiaip darau, tai aš vienas dalykas, kad aš bandau save stebėti, kad, nu, vat, nepereičiau į tą kitą pusę, kur, nu, visiškai, kur sakau, kad, nu, jau mane sugreitaja, kad neišvežtų. Tai tiesiog, kad, vat, jeigu tai yra darbo dienos, tai kad, kažko tada nelietuviškai čia nedadaryt, kaip sakant, nu, kartais yra dalykų, kur jo tikrai labai reikia padaryti, bet, nu, yra, kur, nu, niekas nenumirs iš principo, biškutį pavėlavus, kažkaip truputį perkėlus, nu, kur sveiko protų dar to turėtų būti. Tai va, taip bandau šitoj vietoje šiek tiek va, tą darbų momentą savo ant sąžinės nelip, nes aš irgi to perfekcionizmo anksčiau daug daugiau turėjau. Tai va, iš šitos dalies tengiausi kažkaip
pasiprotinti save, o tada kita dalis tai irgi kažkiek to vakarų pasilik, kad ir paskrolint truputį, kad ir kažką ten bent jau paskaityti ar pažiūrėti, arba galų gal, aš, pavyzdžiui, šiaip tai kartais aš net ten kokio televizoriaus tai net nejungiu, tarkim, kad tiesiog tyloj pabūt, ramiai tada, tai irgi truputį padeda. Arba tada irgi keičiu tada, tarkim, miego ritmą, kad anksčiau einu miegoti ir tada anksčiau keliuosi. Tai irgi. O šiaip tai, kas dar galėtų padėti, tai turbūt, man tai aš tada renkuosi tą savaitgalį, tada, dabar reikia, gal tada, jeigu jau čia savaitė buvo sunki, tai tada savaitgalį ilsimės. Ir tada jau kažkur ten ar važiuoti, ar nueiti, ar pasivaikščioti, tada irgi. Jų savaitgalis pasivaikščioti tinka, ne? Jo, bet tada man irgi tada turi toks būti, kad ne šiaip kažkur pro rajoną, bet tai tada ar ten į pažintinį taką kažkokį ar kažkur, toks truputį su didesniu tikslu man tada man daugiau yra prasmės gal eit. Taip, ir turbūt labai gerai padėtų kokia mityba geresnė, sveikesnė, bet čia irgi aš nebūsiu pavyzdys, tai negaliu komentuoti, bet turbūt visas tas susibalansavimas gali atnešti ir daugiau jėgų ir energijos, bet turbūt, irgi, aišku, ten ir tas terapijos dalis irgi, kad irgi nepamiršti savęs ir pagalvoti, ir aišku, tai nežinau, dar turbūt laiko leidimo su draugais, pramogos visokios ir panašus dalykai, tik irgi nežinau, kiek ten darbo dienom gali tame rasti laiko. Bet šiokiadieniais tai man truputį sudėtinga, bet bandau. Gerai, minėjai pramogas, jau nekamantinėsiu, jeigu tik pažintiniai. Gali pakamantinėti, prašau, aš leidžiu. Jei jau čia tik pažintiniai takai įdomus, tai jau tiek to šitą kažkaip padėkim tada į šoną. Atsiprašau, kad toks įspūdis susidarė, tai ne tik. Bet kokias tada pramogas renkiesi savaitgalį? Kur gal kokių tipsų, čia kažkur Su pramogų tipsais nežinau, kodėl čia tu turėjai atsakinėti, man atrodo, šitą klausimą. Ne, bet pramogų tipsai, tai dabar net galvoju, kur aš čia buvau paskutinį. Tai šiaip, dabar šitas sezonas buvo čia gimtadienių, vestuvių ir panašių dalykų, tai šventėm reikėjo pramoginiai dalykai buvo, o šiaip tai turbūt ką, tai ir kinas visoks, ir apsipirkinėjimas net galbūt, jeigu per daug neužknisa, irgi galėtų būti visai pramoga. Kas žino, ar tau labai pramoga apsipirkinėjimas? Jeigu taip, žinai, greitai įbėgiai, labai greitai ten pasimatu arba net nesimatuoju. Ir tavęs jau laukia kažkas. Ir tada apsipirkai realiai ir tada žiauriai pasidžiaugi, kad per pusvalandį apsisukau. Žiauriai gerai yra. Tai tada okei. Nežinau, aš ten visokių aktyvių labai pramogų kažkokių ten, šiaip tai nelabai darau turbūt paskutiniu metu. Tai nežinau, kavinės, klubai, barai, gali tokių pramogų. Labai aktyvu, bet šiaip tai, aš nežinau, turbūt jei kažkas kažkur pakviečia, kažką pažais, kažkur paveikti, ar tie patys stalo žaidimų vakarai su draugais, tai turbūt labiau į tokias sėslesnes aš pereinu šiuo metu pramogas, jau kuris laikas turbūt perėjus, bet turbūt labai nuo aplinkybių priklauso nuo sezonų, tai šiaip aš neatsisakau, bet aš net neturiu kažkokio tokio ar čia žurnalų, ar užsivedus kažkokį grafiką, kad čia tą mėnesį eisiu ten, o kitą ten, tai tas pramogų toks, jau geriau aš tada jau link spadalėje šiaip šiuo metu keliauju. Kelionės tos pačios gal irgi prie pramogų galėtum priskirti turbūt. Žinai, kas yra pramogos, turbūt čia reiktų dar apsibrėžti. Taip. Žinai, vienam pramoga išėti parke pasivaikščioti, o kitam jau kažkur, nežinau, teatras. Teatras, koncertai, šita kultūrinė dalis, tai irgi, bet irgi, ta prasme, nuo sezono, nuo laikotarpio, kas atvažiuoja, neatvažiuoja, tikrai nelaikau čia savęs nei top pagrindinė ten lankytoja visų čia pagrindinių koncertų ar kažko, bet, tikrai, jeigu yra galimybė, tai jau einu, taip. Visokių susitikimai, kultūriniai pristatymai ir panašiai, tai irgi, čia pusiau ir su darbu dažnai susisieja, tai tiesiog. Persidengia. Kartais. Taip, ką galit jūs pakomentuoti? Kaip, aš tai ypač šitų šiltų sezonų, jau kai oras pradeda šilti, man už tai buvo labai liūdna šitų visų laikų iš tikrųjų, kad toks oras prastas buvo, nes aš tai vis dar esu labai užsivedus po Lietuvą važinėti visokius regionus, miestelius, kaimelius, tai man labai... Lietuvos fanai, tai prašom dabar. Taip, man labai fainai. Prašom žmonėm iš karto tipsų, kur važiuoti.
Dabar nelabai buvo progos iš tikrųjų, nes toks oras ne kažką buvo, bet paskutiniu metu... Bet tai Lietuvoje dažnai prastas oras. Jo, bet, nu, žinai, jeigu savaitgalį bent jau toks pusėtinas oras, nu tai jau gali kažkur važiuoti, bet kai ten lyja ir panašiai, tai miegoti iš vis tik tai noriu, o neit kažkur. Tai paskutiniu metu realiai mažai kur buvau, tik Merkinėje buvau, tai labai iš tikrųjų nustebino fainai, ten ir tas apžvalgos bokštas, Piliakalnyje irgi turi, tai toks kraštovaizdis gamtinis gražus ir miestelis pats irgi gražus. Ir vėl dabar po daug metų buvau Kernavėje nuvažiavus po visus šitus Piliakalnius laipot. Tai labai gražiai irgi viskas sutvarkyta. Kernavėje šiaip mes buvom, dabar galvoju, prieš porą mėnesių gal irgi. Nu, bet ir labai lievas oras buvo, labai lyjo, labai niūrų buvo. Bet mes tai tropikų vasarą buvom trumpom rankom. Kernavėje buvo ir taip gražu. Labai, nu tai sakau, tai tokie dabar, nu kur... Nu, žinomi daugam. Šiaip tai aš mėgstu tokius gal kartais atokesnius kampelius arba įdomesnius. Nu, ne tik apžvalgos tam bokštus kažkokius ir panašiai, bet man, pavyzdžiui, po šiai dienai didžiulį įspūdį palikus tą patį Ūlos akis, nu, tikrai magiškas tas vaizdas visas yra ir panašiai. Ir šitos karsduobės, ar kaip jos vadinasi, ten karvės, javos duobė. O šiaip tai labai mėgstu tokius visai tokius, vat ir giminaičių turiu, kada Rudominoj, tai Rudominos Piliakalnis yra tiesiog nuostabus, užlipus ten esu nežinau kiek kartų, kur kažkada esu. Vaikščiota, lipėja, jinai. Gerai, kad kalnų čia tų Lietuvoje neturim, tai dar ir alpinisti. Ne, ten baisokai yra. Atsimenu, kažkada Airijoje esu lipus, nu ten kalniukas mažas, bet ties pusę, man atrodo, baigėsi normalus takelis ir turi akmenim lipt. Ne, nepatiko. Man supratau, kad po kalnus gal tiek to. Man lygumos Lietuvos labai tinka, labai smagu, labai gražu. Aišku, vaizdas iš aukščiau daug gražesnis yra, bet man tada jau baimės momentas įsijungia, kad tuoj nukrisiu. Aš Islandijoje kažkada, kai haikinom ir tikrai suprasta valynė išėjau ir gal ačiū Dievui, kad buvo kam padėti, nes būčiau sakau, gali prisižaisti tiesiog. Ir... Tiesiog gali prisižaisti. Tai man lygumos tada jau mūsų į Piliakalnį užlipt be problemų. O dar grįžtant prie tos motivacijos dalies, kurią čia mes jau visai tas kelionės nusinešėm, mes jau visus tipsus pasakėm žmonėm, kaip nebūt pervargus pavasarį šitą. Šiaip savikontrolė labiausiai, žinoma, padeda. Čia jau tik papildomi dalykai, ką mes kalbam, tos pačios kelionės, pramogos, draugai ir visa kita. Kaip savikontrolę padaryti? Analizuoti save. Aš tai, pavyzdžiui, save tiesiog gaudau momentais, kai, pavyzdžiui, nubūna, kur tu irgi prieš tai, žinai, sakėjai, kad ten nepastebėjo. Tai va, aš stengiuosi pastebėti kiekvieną tą tokią detalę, kodėl yra. Kodėl dabar man, pavyzdžiui, yra nesmagu, kodėl man dabar apatija yra įsijungus, kur ta mano motivacija pabėgo, ar gal išvyko atostogauti, irgi be manęs. Apatija ten apima, tai ką daryti? Aš čia tikriausiai būsiu blogas irgi pavyzdys, nes kai manęs žmonės klausia tokiu metu, ką daryti, tai aš sakau darimo būdu, imi ir padarai ir viskas pasidaro. Tai čia irgi nėra pati geriausia praktika, tikriausiai reikėtų užsiimti tą tokią savianalizę per užrašus, per meno galbūt kažkokią tai terapiją, tos pačios spalvos kažkokios ir panašiai, kad tu tada jau suvestum tuos taškus ir priimtum kažkokį sprendimą, ką tu gali keisti šiuo metu. Aišku, tai gali padaryti ir be papildomų šitų žingsnių, bet dažniausiai tai gali būti labai sunkūs sprendimai, kurių tu tuo momentu nenori priimti. Tai vadinasi, kad kažkaip bandai išvinguriuoti iš situacijos. Dar šiaip, ko šiaip nepaminė, man atrodo, niekad tai yra ten ir įvairūs tie dėkingumo žurnalai ir apskritai tas dėkingumo momentas turbūt irgi žmonėms kažkaip motivacijos atneša. Ir šiaip, net ir pasiekimų tie patys žurnalai, jie šiaip labai padeda apie tavo visą mokymosi procesą ir panašiai. Nu, tikrai, tik aišku, kiek tų žmonių yra, kurie tikrai tokie yra užsivedę, žinai. Reikia supratimo turėti ir turbūt brandos, nežinau ar brandos, bet ta prasme nusiteikimo, pasiryžimo
valios. Taip, nes vienu ar kitu atveju tai ta užima laiką, kažkokį papildomą, kur Šiaip dar kiti čia, šiaip galvo, kad nesąmoniai. Tai... Jo, ir dar vienas toks dalykas, kad kiti ir bijo pradėti tokius dalykus, nes kai pradedi kuistis po save, gali pasidaryti baisu. Aš dar šiaip iš tų patarimų dalies tai galvoju, kad gal irgi man tai, pavyzdžiui, kartais veikia, kur nu labai smulkiai susirašyti laiku, ką kada darysi, net ir tas išvažiavimus, keliones, aš turiu būtinai įsidėti į kalendorių, jeigu aš neįsidėsiu jį, tai aš arba neatsiminsiu, arba nepaskirsiu. Šiaip čia vienuose iš paskutinių dar mokymų irgi buvo tas, kur, jeigu tau sunku, tai tu dar ir darbotvarkiai laiko pabuvimui su savim pasilik, nes, tikrai jau nepasilieki dažnai, tai va tas... Ir laisvalaikio, ir pramogų susiplanavimas turbūt irgi, jeigu kažkam sunku arba visiškai apatija jau ten ima, tai per prisivertimą, bet tada bent jau kažkokiu tokiu momentu. Ir kita vertus, tai žinai, atsiranda tiesiog kaip dalykas, kurio tu laukia. Kad jau tu žinai, suplanuota, tu kažkur važiuosi ar kažką veiksi, jau visai kitaip. Kaip sako žmonės, turiu ko laukti. Žinai? Irgi, jau, kaip sako, čia prieš atostogas, kai reikia labai daug, artėja tą vasarą kaip tik, tai prieš tą vasarą dar visi pasima čia kažkiek tų atostogų, tai iki tų atostogų reikia dar viską padaryti stipriai dvigubai, kad kiti turėtų ką daryti. Tau čia nepanašiai dabar linksime. Tai papasakok. Girdėta situacija. Ne, tiesiog, daugumoj sričių, tu tiesiog prieš atostogas turi atidirbti dvigubai tam, kad galėtum savo ramiai atostogauti ir kažką būtum palikęs kitam žmogui, kuris save tuo metu dengia. Tai viena vertus kelia papildomą stresą, nes, dar ir šitas reikia tik tai dar ir šito nepamiršti, nes jeigu dabar išvarysiu nepasakysiu, paskui, toks bus, bet kita vertus, tai tu žinai, kad jau paskui jau tavęs laukia, užtarnautas jau toks poilsis. Tai man atrodo prie tų atostogų jau, ne? Dalinai. Kaip čia, dalinai, jo, nes, ir tos atostogas, aišku, šiaip, iš tikrųjų, kitas momentas dar yra, kad svarbu iš tikrųjų ir žinot, ką veiksi per atostogas. Nes jeigu taip visiškai atsipalaiduosi, tai apskritai tiesiog išsibalansuosi ir po atostogų grįši visiškai įsitaškęs taip, nes tu nebenorėsi jau visiškai grįžti į kažkokius darbus ir panašiai. Noriu dabar, nenoriu nieko. Tai tokiu atveju gali būti, bet, dabar man yra atostogas liepia. Aš patariu. Patari, gerai. Nes tokiu atveju tada tiesiog paprasčiau yra, nes tu žinai ir tą savo atostogų dienotvarkę. Sakykim, ten atsikelsiu 11 šiandien, nes ten noriu pamiegoti ir panašiai. Bet... aš čia labiau iš veiklų pusės šneku, tai dabar čia tik šaržuodamas sakau, kad atskelsiu čia 11 ar panašiai, aš labiau iš tos tokios veiklų pusės, arba galbūt kaip save apsidovanosi, ten, nežinau, išvyka kažkur. Man tai šiaip, pavyzdžiui, man užtenka, tarkim, susiplanuoti, kad aš ten, nuo 5 iki 8 dienos, aš būsiu ten ir viskas. Aš ten, tarkim, iki tų atostogų, aš tada neplanuoju, aš ten dažniausiai nesidarau ten detalaus planų, nebent jau važiuoju, kur reikia, nežinau, restoranus rezervuotis ar kažką rezervuoti. Tai vis tiek darai researchą. Tam, žinai, dabar labai gerai padeda AI-us. Taip, AI-us, naudojate AI-ų. Kiek naudot, kur naudot, kaip naudot? Realiai tai tokiem dalykam, kur visiškai, ten nežinau, ar nori kažkur išvažiuoti, dar kažką labai puikiai maršrutus, gali susižiūrėti, patogius. Jo. O kitų dar įrankių kažkokių naudoja ar nelabai? Copilotą kažkiek, bet jau čia kitais klausimais. Tai tikrai labai gerai, nereikia tau pačiam ten kažkaip per daug ieškoti. Aišku, tos vietas vis tiek turi prasičekinti, negali aklai pasikliauti. Bent jau aš aklai nepasikliauju. Tu tai labai jau čia atsargiai, nes aš taip, pavyzdžiui, ką aš norėjau apie tas atostogų, dar dalį pasakyti, kad aš kartais tikrai neplanuoju net maršrutų. Tiesiog beskrendant, tada pasiplanuoji, kad tavęs netrigerintų tą kelionę iki tol, tada susiplanavai, kažkur sau leidai pailsėti, kažkur žinojai ir tada biški ir pačilinai, biški ir pasikultūrinai. Nežinau, man tikriausiai toks įprotis yra visą laiką, nes tarkim ir kai čia Lietuvoje kažkur važiuojam, tarkim susitariam, sakykim, kryptį.
Tai čia GPT tau yra, vat padėjo Lietuvoje susiplanuoti kelionę. Tai šiaip dar nenaudojau šitą, taip, kad detaliai, tai tiesiog būna maždaug iš tos serijos, kur, o ką dar pakeliui galim pamatyti. Nes dažniausiai vis tiek važiuoji jau su kažkokiu pirminiu tikslu, ką tu nori pamatyti ir tada jau aplink tai dėlioji. Tai aš tai visą laiką kažkaip mėgstu iš anksto, kad jau žinai, kur važiuoji, viskas jau savo. Čia detaliai suplanuota. Ne, ta prasme, tai, kaip čia dabar jau, tu tai jau irgi nupiešiai, kad o Dieve, čia minučių tikslumo, žinai, čia dabar prieš 11 keliuosi čia. Tai ne, bet tiesiog turiu tos tokius objektus, o jau laikę pakankamai lankščiai jau aš žiūriu. Ten pakeliui gal dar kažką pamatai, nusukai ir panašiai, tai viskas su tuo yra gerai, bet aš tai mėgstu turėti bent jau kažkokį preliminarų planą, kad, tu tiesiog važiuoji jau su tikslu kažkokiu. Aš tai dar AI būna panaudoju šitą, kai tiesiog kažkur nuvažiuoju ir tada ten, kur pavalgyti kažką. Tai irgi greičiau negu Google'as. Tai... Jo, tik tai tiek, kad vis tiek gal geriau yra prasičekinti. Ne, tai prasitikrini, ar ten tikrai tiek įvertinimas, kaip nuotraukytės kažką, tai taip. O šiaip tai dar... Nežinau. O tu neturi, dabar visiškai čia jau toks nukreipimas į šoną, bet čia dabar apie tuos restoranus, kavinės. Tu neturi tos tokios mados, kad nueini į Google pasižiūrėti būtent vien tik tai dėl to, kaip maistas, kaip patiekalai atrodo. Taip, tai jeigu mane gražiai atrodo ir ten dar įvertinimas neaiškus. Esu sutikus žmonių, kurie man sakė, biški tau. Taip, mes apie. Tai vat, norėjau irgi pasižiūrėti, nes aš tai irgi taip darau, pasižiūrėti tiesiog kaip, jeigu šitą valgysiu, kaip jis atrodys. Man tai nebūtinai šitas ar ne šitas, tiesiog bendras vaizdas, tai jeigu gerai atrodo, tai gerai, jeigu ne, tai gal aš tada galiu, žinai, ir į Maką nuvažiuoti. Matai, ne visur rasi. Kartais neblogiausia šiaip. Ne, ta prasme, tai degaliniai kažkas, tai jo. Tai va, o šiaip tai dar, nežinau, aš tai AIaus įrankius, tai irgi ten nuo kartais šitų prekių sąrašo iki šiaip patarimų, žodžiu. Jo, vakar man Googlino, kokią temą šiandien galėtumėm šnekėti. Taip, paklausiau, ką mano. Ir eilinį kartą, ką nieko gavom, nepadėjau. Tai aš pabandžiau. Aš bent jau, žinai, tyrimo dalį atlikau. Aš taip, nebandysi, nežinos. Gal kokia geniali idėja bus, žinai, gal tada bus galima. Bet gal niekas tos genialios idėjos dar neklausė. Ir jis dar nežino. Tai taip, galimai, aš manau, kad taip ir yra, bet kodėl nepabandyti? Jo, bet tokiam praktiniam dalykam tai tikrai labai patogu, nereikia per daug pastangų įdėti. Ir greita. Daug paprasčiau negu Google. Nesinervini tada tiek. Greičiau. Taip, nieks tau. Nes, yra žmonės, kurie žiauriai nekenčia ten neplanuotis ir jiem ten didžiausias vargas susigalvot, o Dieve, kur dabar čia ar važiuoju. Bet iš tikrųjų, nes reikia pasidaryti researchą nemažą, ta prasme, o ypač jeigu kažkur važiuoji ten keliauti ir panašiai, tai o Dieve, kur čia nueiti pavalgyti, kur čia gražiai atrodo, kur čia tas, kur anas, ką čia labiausia verta pamatyti ir taip toliau, tai čia tikrai toks palengvinantis darbą. Tai gerai, vasaros atostogos artėja, patarimai realistiniai, jeigu čia GPT net čia nepadės, tai ką tu prie tos Lietuvos grįžtant, čia girdėjom kelias piliakalnius, dar kažką, ką dar patartum Lietuvoje aplankyti čia vasarą, pavyzdžiui, nežinau. Vasarą? Vasarą prie ežero reikia gulėti. Eik, tu koks deginis. Dar palapiniai pagyvent pasiūlyti. Šiaip žinau, kad tau tai palapinės, ta prasme, aš irgi nesu už palapinės tikrai, bet savaitgalį su draugais prie ežero yra tikrai labai gerai idėja. Aš kažkuriais metais savo gimtadienį dariau prie ežero, tai tikrai visiems buvo labai smagu ir paskui net galvojom, kad per mažai kažkaip laiko pasilikom. Aš čia savotiškai irgi, neturiu, tiesiog, viskas gerai su tuo ežeru, viskas gerai su tais draugais prie tuo ežeru, bet man tai labai nuo laikotarpio priklauso, nes jeigu man tuo metu ten alergijos, nesmagu, ten akis graužia, nosį kabina, nesmagu, dar ten tie visi mašalai, jeigu aplinkui, dar jeigu mėgauti eikit, aš turbūt tikrai anksčiau laiku susenus, bet ne. Miesto mergaitė. Ne, šiaip tai aš ir sode būnu, ir darbų turiu sode, viskas gerai, aš prie to žemės arčiau esu, nerėjau čia visiškas miestas. Bet prie vandens nelabai, tik prie žemės kažkaip. Ne, tiesiog, kad jeigu tas prie ežerų Ar esi kada palapinėje mėgojęs kur nors? Kartą 2.
nepatiko. Šitų skaičių ir aš negaliu pasigirti, čia tiesiog. Nu, okay, gerai, yra žmonėm, jeigu patinka prie ežerų ar kažkur su palapinėm ar su kemperiais, tai viskas gerai, tegul jie keliauja. Nu, tai jau gali keliauti, viskas gerai. Opcija yra. Raimonda leidžia, viskas tvarkoja. Viskas gerai, čia nekomentuosiu, patirties neturiu, nežinau. Nu tikrai, man tai toks pats geriausias laikas, nu, nes, pavyzdžiui, jeigu ten labai karšta, tai, nu, tikrai, visų pirma, tai jau, pavyzdžiui, ten į Tai tu kažkur... mėgsti vandens telkiniuose maudytis labai tokius. Oi, su vandeniu aš truputį, ta prasme, šalia vandens, Ai, nu, tai aš. okei, su pačiu vandeniu, taip, Mėgščiau. taip, labai gerai, vandens dviračiai, pavyzdžiui, tie patys, tai tikrai labai fainai. Nu, nes, pavyzdžiui, kažkada esam... Padarė, nu, visišką nesąmonę, nu, vat reikėjo labai iki pažintinio tako nuvažiuoti vidury vasaros. Na, tai mūsų išvažiavimas ten truko, duok dievę, 1,5 minutės, lygiai tiek, kiek išlipau iš mašinos ir tada tiesiog spiečius visokių vabalų aplinkui tave ir sakau, ai, gal tiek to. Tai jo, tai va už tai ir sakau, kad geresnė alternatyva yra tiesiog prie ežero pabūti su Tai draugais. gerai, tai ežerai čia Dzūkija, Aukštaitija, jau čia turbūt gali pasisirčinti žmonės, o ką dar siūlote Lietuvoje? Jau kaip Lietuvos faniai šiandien apsiskelbėt. Nu, neapsiskelbiau, taip, nu, gaunasi. Dabar pastaruoju metu, kad daugiau po Lietuvą važinėjau negu kažkur svetur. Šiaip pat aš dar tokį galvoju, jeigu žmonės irgi nežino, tengi googlint ar ten AI naudoti, tai šiaip turizmo informaciniai centrai yra, kuriuos tikrai galima aplankyti, nueiti, patars, parodys. Visada, jo. Nu, Jo. ta prasme, jeigu pats tikrai nenori ieškoti, tai jo. Ar Nes šiaip, paskambint ir jo, na šiaip dažniausiai vis tiek gausi tą pačią informaciją, nu, su pagrindiniais objektais, kas ir taip realiai yra viešai visur prieinama. Tik tai tiek, kad gal patars, nežinau, ar įdomesnį, populiaresnį kažkokį maršrutą ar panašiai. Tai jo, šiaip pasivaikščiojimai kažkokiuose miesteliuose. Pavyzdžiui. Nu, pavyzdžiui, Merkiniai, paskutinį, ką buvau. Bet šiaip tokiuose mažesniuose, jau kur tikrai neužklystum ten, šiaip aišku, tos pačios ekskursijos visokios. Irgi ne per seniausiai draugės gimtadienį šventėm, tai realiai vat ir buvo, jos gimtadienis vaikščiom po Trakus, ekskursija buvo ten su pažintinė programa ir panašiai. Aišku, žinoma, ko nori labiau. Jeigu va tokių iš pažintinės pusės, tai tada tokie labiau tinka, jeigu labiau atsipalaiduot nori, tai... Biškutį labiau turbūt reikia planuoti. Vienas, nu, ar būna gal kartais tokių atvirų, bet retai turbūt. Bet jo, tikriausiai, kad mažiau tokių dalykų sutiksi, tai va, to jeigu atsipalaiduot labiau nori, nu, tai jau tada vis tiek labiau ten ežerai visokie, chill grill. Tai gerai, kokių vat miestelių ar miestų, kur vat Lietuvoje reikėtų tavo vat nuomonę nuvažiuoti šiaip. Nu, va tokius, nežinau. Šiaip visur, realiai. Nu, top 5. Bet kur atrasi tu kažkokį savo mielą kampą. Tai ką šiandien, yra Šilutė, atsimenu, patikus. Tikrai, jo, tikrai. Tik tai tiek, kad sekretų tada nelabai pavyko, ne visus, nu, gerai, ne prieš tai matė pamatyti. Nu, tai visas pajūrys dar kam patinka, nepatinka. Gerai. Ir tikrai pajūry, tai, nu, ta prasme, tikrai gali. Nu, tai visokie biržai, dar kažkas. Jo, biržuose Panevėžy, irgi iš tikrųjų Šiauliai, Anykščiai tie patys. Anykščiai, taip, daug pramogų turi visokių. Ir Taip, vienai ir kas dienai, bes, kad- tai pačiai dienos kelioniai tokiai. Realiai šiaip į Anykščius jau reikėtų pasiplanuoti tokią 2 gal dienų kelionę, nes ten tikrai... Man tai šiaip vat patinka tas Lietuvoje keliavimas, kad tu gali per vieną dieną nuvažiavau, pamačiau, važiuoju atgal. Tai va, žinai, su kokiu tikslu keliauju? Ar tik tai nuvažiavau, žinai, pamačiau, ar kažką, žinai, daugiau. Tai, nu, mes čia kažkaip apie... Šiaip Ignalina mane labai stebina tas visas jų ežerų kraštas ir tie patys Zarasai su savo visais ežerais yra tiesiog nuostabu. Aišku, dabar mes čia labai kažkaip į viršų. Apačioje pas mus iš tikrųjų irgi yra ką pamatyti. Tai ir Marijampolę galima aplankyti. Taip, tas pats Vilkaviškis dabar gražiai atsinaujina, dvarai visokie. Dvarų taip labai daug turingi. Taip, visa Panemunė labai graži, pilys visos irgi. Tai va. Jo, jeigu einant prie atsipalaidavimo dar šiek tiek, tai, nu, aš jau čia spadalies atstovėčiausi, man atrodo, pas mus. Tai tikrai, aš, pavyzdžiui, nežinau, kas čia, Birštonas, Druskininkai, tas pats Vilniaus Druskininkų irgi aplankytas. Prienų Harmony parkas. Harmony parkas.
Tai... Tik tai tiek, kad žinai, ar tu labai vasarą šilto oro norėsi praleisti. Bet čia lifehackas, kad jeigu norit kad būtų mažiau žmonių, tai tada gali važiuoti šiltų laikotarpiu. Bet jau šiaip pavasario, rudens man turbūt labiau, bet... Nu, arba tada vandens parkas, tas pats Druskininkų, po atvirų dangum, džakuzai yra ir taip toliau. Nu, bet irgi, ar tu labai, žinai, vasarą, dabar prisiminiau su Druskininkų vandens parku, kam patinka ekstremalūs pojūčiai, tie patys šitie laipiojimo parkai visokie, kitoj pusėje, atsiminiau, nes Druskininkuose kaip tik kitoj pusėje tas parkas yra, tai kam vat irgi patinka, tai toks aktyvesnis laisvalaikis. Man tai šiaip, pavyzdžiui, žiemą labai patinka prie jūros tiesiog nuvažiuoti, tiesiog pabūt kelias dienas, nes ten nesimaut nieko, šiaip atmosfera labai faina. Nu, žiemą, ką žinai, ar pasimaudys? Spa, jeigu važiuosi, tai pasmautis. Bet jo, vasaros laiku apskritai pajūris. Tai šiaip dar iš irgi patarimų dalies, tai aš taip, aišku, aš naudoju bookingą, pavyzdžiui, visada, aišku, jau tas po gyvenimo viešbučiuose biški lygis geras, visai nuolaidų gerų yra. Tai, pavyzdžiui, nežinau, aš tai renkuosi visada ten minimum, kad 8,5 įvertinimas turbūt būtų. Ir tada jau ten tas kainas visai gali geras gauti ir tiesiog, man atrodo, žodžiu, reikia nebijoti ir man atrodo, Lietuvoje nėra indijant paskui tai brangu, tai tikrai galima pailsėti, kaip, vasaros metu pajūrį? Pajūrį, tai apie pajūrį nekalbam jau čia, žinai. Taip, savo. Bet irgi, žinai, čia dabar, neseniai, man atrodo, irgi, norėjom kažkur važiuoti, tai irgi buvom, tai davai gal prie jūros, arba Druskininkai, arba Birštonas. Ir tarpsme, Birštonas buvo gal dvigubai pigiau negu kitur ir tipo, o dievo, dar net ne vasaros sezonas. Šiaip, kas liečia pajūrį, tai toks, aš nežinau, kodėl niekas taip nesugalvoja, ar čia taip visiems smagu labai grūstis, bet visigi skundžiasi, kad, o Jėzau, jau vasarą ten pajūrį, nuvažiuokit į Klaipėdą. Klaipėdos paplūdimiai normaliai nėra susigrūdę žmonės, kur aš atsimenu, man atrodo, po Žolinių gal praeitų visi, o dieve, ten neįmanoma praeiti. Taip, nuvažiuokit į Klaipėdą. Klaipėdos paplūdimiai Žolinių metu buvo apytuščiai. Na, aš už Nidą balsuoju, bet gerai. Bet vasargai labai brangu. Taip, tai čia jau suvalkietiškai jau sunkiau. Tai gerai, man atrodo, einam prie reziumė dalies turbūt. Jau gal ar dar kažką norim papasakoti? Čia toks, man atrodo, kad vasaros laiku tai tokios pagrindinės pramogos. Patariam pakeliauti, žodžiu, po Lietuvą. Jo, jeigu norit paskraidyti, tai skraidykite, aišku, bet kaip jau būtent, kuo daugiau, ta prasme, išnaudoti šitą laikotarpį, nes vėliau... Ir atsipalaiduoti būtent per šitą dalį, per keliavimo turbūt dalį gal visai. Tikrai, kur realiai tu gauni daug labai naudų, ne tik atsipalaiduoji, bet ir pažįsti kažkokį tai naują kraštą, susipažįsti su istorija, kultūra, priešistorija, architektūra, ta pačia ir panašiai. Tai čia toks labai paprastas, bet tuo pačiu daug apriepiantis. Paprastas, bet neprastas būdas pailsėti, šiek tiek atsipalaiduoti. Pailsint mintis, nežinau, tiesiog praveidint. Taip, palikim tuos visus uždarų patalpų reikalus vėsesniam laikotarpiui. Beje, vasaros laikotarpiu tikriausiai svarbiausių dalykų nepasakėm. Yra beprotiškai daug visokių švenčių po atvirų dangum, miestų, miestelių, festivalių visokių vyksta ir panašiai. Tai visi koncertai po atvirų dangum. Kelionės, koncertai, Lietuva, pažinimas. Geriausias receptas. Kažkaip, nežinau, bent jau man tai kažkaip tos kelionės vasaros laikotarpiu siejasi su Lietuva, nes tikriausiai, kad tu to šilto oro labiau nori, kai Lietuvoje šalta. Ir tada stengiasi kažkur įskristi. Yra kam patinka, atsiprašau. Ekstremalai šitie žmonės, niekada jų nesuratau, kodėl kas nors nori keliauti, kur šalta. Vasarą nėra taip šalta. Gerai, žodžiu, viskas. Dar vieną nufilmuosim toj podcastą, kai apie šiaurę pradėsim šnekėti. Tai man atrodo, ties tu šiandien. Šiandien užteks ties šilumą, koncentruokimės, kuo daugiau gero oro, gaudykit vitaminą D ir keliaujam, važiuojam, atsipalaiduokit ir svarbiausia, atraskit balansą savy. Taip. Pakeliaujam, atsipalaiduojam ir bus viskas super ir pasiruošim naujam sezonui.